Bandysiu labiau papasakoti galbūt ne tiek iš tos kūrybinės pusės, bet iš praktinės pusės, kaip tas kinas lokacijose apskritai gimsta. Tai galim ir pradėti, galim po biškį eiti, dabar gal einant kol kas nieko nepasakosiu, bet kai atsistosim prie Filharmonijos, konkrečiai pasažo Skersgatvį, tai galėsim trumpai ir pakalbėti. Nu, man atrodo, visi ar nesusirinkom. Tai va, galim pradėti nuo pirmo taško ir gražiai sutapo, kaip matote, jeigu pažiūrėsit, tai yra ir iškart skelbimas apie filmavimus, kurie vyks dabar, čia nematau kada, spalio. Tai čia yra geras pavyzdys, pradėti pasakot, atsargiai atvažiuoja mašina, tai reikės turbūt ant šaligatvio labiau stovėti, ne ant gatvės. Kas yra tas filmavimo, sakykime, darbas su filmavimo lokacijom. Tai aš atsivedžiau jūs nesiknai į šitą gatvę, palauksiu, du šito pravažiuos automobiliai. Nes šita gatvė yra viena iš populiariausių, kada mes kalbam apie klasikinį Vilnių, apie galbūt labiau istorinius filmus, bet tuo pačiu ir apie visus filmus, kada norisi pavaizduoti, na, sakykime, vakarų Europą arba kažkokius didesnius miestus. Tai, pavyzdžiui, čia aš asmeniškai filmavau su kokiais 4-5 projektais, tai čia buvo ir Londonas, ir Paryžius, ir Maskva, ir Oslas. Tai čia sukuria tokį gražų, aišku, tą arką, pati gatvė, bet ką aš norėjau pasakyti, kalbant apie filmavimo lokacijas, kad kai žiūri filmą, dažniausiai tu visos tos lokacijos net ir nematai, tu matai kažkokią dalį, dažniausiai tu matai aktorius, dažniausiai tu matai pagrindinius aktorius, tu matai vaidybą ir net manęs dažnai klausia, dirbant filmuose, tai kaip jau ten žiūri tuos filmus, ar ten kažkaip kitaip. Ir dažniausiai yra taip, jeigu filmas yra įdomus, jeigu tu pradedi galvoti apie aktorius, tai net ne apie aktorius, apie personažus, apie tą istoriją, jeigu tu pradedi sirgti už tuos personažus, tai visa lokacija tarsi tampa toks kaip ir truputėlį, toks fonas. Tačiau kai tu dirbi filme, kai tu ruošiesi, tai viskas yra daug tiksliau ir konkrečiau ir nėra tokių kaip, gal kažkaip bus taip, o gal bus kažkaip kitaip. Ir šitą gatvę aš norėjau pasirinkti dėl to, kad vienas iš pirmųjų projektų, kuriuos aš dirbau, buvo vokiškas filmas apie Džeką Skerdiką. Na tai klasikinė istorija, Londonas, ten 19 amžius. Ir man buvo labai įdomu, nes mes labai strigom. Tikrai buvo sunkus iššūkis ieškoti lokacijų, nes mes bandom atkurti Londoną, kas yra jau apskritai visai kita, stilistiškai visai kitas pasaulis ir epocha tokia, o mes viską ieškom Vilniui. Ir aš atsimenu, klausiau režisieriaus, sakau, kaip tu reagavai, nes ten toks televizinis projektas, televizinis filmas dažniausiai yra truputėlį labiau prodiuserių kontroliuojamas negu režisierių. Prodiuseriai nusprendė, kad, filmuosim Lietuvoje, čia labiau apsimoka ir pigiau ir patogiau. Ir tada jau režisieriai pasako, kad tu filmuosi Vilniui. Ir aš sakau, kaip tu reagavai, kaip režisierius, kaip kūrėjas, kai tau duoda scenarijų apie Londoną, apie Džeką Skerdiką, o sako, filmuosi Vilniui. Ir jisai tada sako, žinai, tas 19 amžiaus Londonas, tai ir taip jo nėra. Nei tam tikram Londone, nei kažkur, sako, tai man kaip ir nėra jokio skirtumo, nes aš kuriu tą pasaulį. Ir kaip tik mes atėjome iš tą lokaciją, čia buvo Londono centrinė gatvė, ten neva kažkur už arkos yra Victoria Station, čia visur buvo karietos ir visa kita. Ir tada atsimenu, tada aš supratau, kaip įsivaizduoja kūrėjas tą lokaciją ir kaip mums reikia ją, reiškia, apdirbti. Nes kai mes rodom pradžiai nuotraukas, tai režisierius sakė, šita man labai patinka lokacija, čia yra ideali, čia mes filmuosim 100%. Tada mes ateinam. Ir tada jis sako, langai netinka, iškabos netinka, stulpai netinka, šaligatvis netinka, parkavimas netinka, žodžiu, iš esmės, lokacija kaip ir netinka. Bet kai jisai žiūri rakursą, kurį nori filmuoti, tai tas fonas, ta vieta, kurioje vyks jo personažų istorija, jinai tinka. Ir tada prasideda mūsų, tai yra,
gal negalime vadinti techniniais darbuotojais, bet iš esmės mūsų darbas yra tą režisieriaus, režisierės, ar kas bebūtų to filmo kūrėjas viziją perkelti į šitą tikrą pasaulį. Ir tai lokacijų vadyba dažnai, bet kuris darbas kino industrijoje tarsi yra vadinamas, kad tai yra kūrybinė profesija, kūrybinis darbas, bet ta kūryba labai greit baigėsi. Vat, kai tu pradedi ieškoti lokacijos 19 amžiaus Londonui, čia galėtų būti, čia panašu, čia taip toliau, paskaitai pagal scenarijų ir va čia tada, kai režisierius pasako, filmuosiu čia, va tada ta kūryba baigėsi. Ir va tada atsiranda tokie dalykai, kažkokie plakatėliai, kad mes čia filmuosim. Viskas prasideda nuo to pirmiausia, kad bet kuri lokacija kažkam priklauso arba kažkas turi duoti leidimą čia filmuoti, ar bent jau sutikimą. Lokacijų vadyba nėra, kad tu kalbėsi su kažkokiam, nežinau, pastatais ar sienom. Kiekvienas namas, kiekviena gatvė turi kažkokį šeimininką. Tai pradedant nuo leidimo gavimo, baigiant tuo, kad kiekvienas, kas šitoje gatvėje ir gyvena, ir dirba, ir šiaip turi reikalų, turėtų žinoti apie tą filmavimą, nes yra tokia auksinė taisyklė kine, kad jeigu tu žmogui pasakysi, kad tau dabar reikia patraukti automobilį, arba tu dabar negali išeiti į kiemą, nes vyksta filmavimas, tai visada bus blogai. Bet jeigu tu pasakysi, kad rytoj, arba po savaitės, arba po mėnesio, tai dažniausiai problemų nekyla. Tai vat mūsų darbas ir yra tą kūrybinę viziją perkelti į kaip įmanoma daugiau detalių. Tai jeigu režisierius man pasakys, kad čia yra senovės Londonas, čia yra karietos, čia yra, sakykime, ar ne, ten ankstyvas rytas ar vakaras, tai visą tą viziją tada techninis personalas turi perkelti į taip sakant, realybę. Tai ten tada atsiranda dailės departamentas, labai svarbus kine, tai yra, ar ne, kurie jau filmo dailininkų, taip sakant, darbas yra susivokti, ar, pavyzdžiui, šitas trinkelis, ar šitas šaligatvis yra teisingas tam laikotarpiu, ar neteisingas. Tada atsiras tokie niuansai, kaip kažkokie gatvių dengimai, ten kažkokių modernių elementų nuėmimai. Tada ateis apšvietėjai, pasakys, kad jiems reikia kažko ten, kad šviestų iš ten arba iš ten. Ir visą tą dedi detalę po detalės ir taip atsiranda ta vaizdelis ar ta situacija, kada tą dieną, kada reikia filmuoti, filmo režisierius arba režisierė ateis ir pasakys, va čia taip kaip įsivaizdavau, dabar filmuojam. Tai aš vadinu lokacijų vadybos darbą, toks jis yra labai, iš esmės turiu sukurti situaciją, kad sutartą dieną, sutartų laiku, situacija būtų tinkama, kad monitoriuje, į ką žiūri filmo kūrėjai, jie matytų tai, daugiau mažiau, kas buvo parašyta scenarijui. Tai nėra vienos formulės, kaip tą padaryti, nes kiekvieną kartą gali būti skirtingai ir čia, atrodo, filmavau kokius 5-6 kartus ir kiekvieną kartą atrodo tarsi, tai jau ten filmavau, jau ten žinom, kaip bus. Bet vienais metais yra vasara, kitais metais filmuoji žiemą, kitą kartą tau reikia vasarą filmuoti žiemą, reiškia ten kokį nors sniegą pili, ten kitoje lokacijoje papasakos, kaip tas sniegas atrodo ir tada jau garantuoju, nebežiūrėsit filmų su sniegu taip, kaip anksčiau žiūrėt, jūs matysit iš karto. Vieną kartą filharmonijoje galbūt vyksta koncertas, kitą kartą galbūt nevyksta, vieną kartą ten kažkas vienaip atsirado, kitą kartą kitaip. Niekada nėra vienos tos pačios situacijos. Tai yra ir mūsų darbo ir toks kaip ir dovana, bet kartu ir prakeiksmas. Nes, sakytum, tai jau eini ten 5 kartą, tai atrodo jau tiesiog sudėti štampus ant sutarčių ir važiuojam, bet ne, kiekvieną kartą bus kitaip. Tai va čia, pavyzdžiui, kai filmavom Džeką Skerdiką, tai buvo vasara ir buvo Liepos vidurys ir žmonių Vilniuje nėra, visi išvažiavę, niekas filharmonija atostogauja, niekas nedirba, tai ten gali 3 dienas čia užsidaryti ir žodžiu, atrodo, labai lengvas buvo filmavimas. Ir tada po kokių 3-4 gal metų, gal net ir 5, filmavom prancūzišką filmą Kompromatas. Nesenai čia netgi rodė per LNK, man atrodo. Ir šiaip visai geras filmas iš jo, galite pažiūrėti. Ir čia buvo Maskva. Čia buvo, reiškia, Prancūzijos ambasada ir mūsų herojus bėgo iš ambasados. Tada buvo lapkritis, tada buvo covidas, tada buvo šalta, ten tamsu ir visai kiti dalykai. Tai atrodo atminti išlieka, kad taigi buvo lengva ten ir tada buvo visai kitaip. O po to dar kitais metais filmavom vokiečių serialą CC, kur čia buvo iš vis jau grandiozinis, nežinau kas matėt, mes labiau į ten, į priekį
labiau iš Filharmonijos fasado, ten gal nueisim dar pasižiūrėti. Ir ten irgi tokių įdomių dalykų, kaip sakau, režisierius sako, perfect location, čia nuostabu, čia tinka, čia filmuosim. Ir režisierius sako, čia filmuosim, ačiū, nuostabu ir išeina. O tada ir mes žiūrim, tas netinka, tą reikia patraukti, čia taip toliau. Netgi iki tokių niuansų, kur kas irgi mūsų darbo toks yra įdomi dalis, kad kiekvieną kartą, kai filmuoji kažkokią ar laikotarpį, ar kažkokią specifinę sritį, turi visą laiką šiek tiek tapti tos srities ekspertų. Tai pavyzdžiui, čia ir nefilmuoji ir mes turim ten keturkinkę karietą. Tai ką, tai gerai, čia karietą, nenufilmuojam, tada ateina tas jau, reiškia, karietos vairuotojas ir sako, tai palauk, kad aš apsisukčiau su ta keturkinkė, čia ne mašina, kad pirmyn gal, tai man reikia, kad ir ten būtų uždaryta, ir ten būtų, nes man reikės ten taip, tada galvoju, o negalima paprašiau? Ne, negalima. Tai ten lygiai taip pat, kaip ten filmuoji, nežinau, čia senamiestis gal nesiek susijęs su Černobiliu, bet kai filmavom Černobilį, tai atrodo, kai eini į atominę elektrinę, tai turi išmanyti, kaip veikia reaktorius, o mes galim ten? Negalim. Kodėl? Nes ten gali numirti, o ten gali užsikrėsti dar kažko. Tai kiekvieną kartą turi truputėlį įsigilinti, apie ką tu darai, ką tu filmuoji. Kas yra smagu, jeigu čia filmuoji 19 amžiaus Londoną, tai turi kaip įmanoma daugiau susipažinti, kiek įmanoma vizualiai su tuo laikotarpiu pasižiūrėti. Jeigu filmuoji šiuolaikinę Maskvą, tai jo gal šiek tiek lengviau. Tai taip ir vyksta tas mūsų darbas, kad ta kūrybinė dalis, jinai kartais labai greit praeina, ar ne, jeigu filmuoji filmą apie šiuos laikus, tai dažniausiai bandai tiesiog sekti to filmo kažkokią vizualinę liniją ir labai greit pravažiuoji. Jeigu filmuoji kažką istorinio, tai dažniausiai remiesi kažkokiais istoriniais šaltiniais. Irgi tave apriboja, ir ne, jeigu filmuoji Lietuvoje viduramžius, tai pakankamai aišku, kur tu eisi filmuoti, kokie yra objektai. Jeigu filmuoja kokią nors labai meninį filmą, tai labiau vadovaujasi jau grinai kūrėjų kažkokiam vizijom. Kartais stringi, kažko nerandi, kažkas netinka, kažkas neišeina, bet procentaliai tai tikriausiai, sakyčiau, 30-40% maks yra ta dalis, kada tu kuri galvoji, kas čia galėtų būti. O paskui yra visiškai tokie konkretus, labai aiškus gamybiniai žingsniai, kuriuos reikia žengti, kad tą dieną, kada ateini, galėtum pasakyti režisieriui, prašau, filmuok. Yra buvo 100 atvejų, kada pasakai, šiandien kažko negali, nes atrodo ruošiesi mėnesį laiko, ir vienas automobilis neišvažiavo. Ir jisai stovi vidury kadro ir ką tu su juo darysi. Yra triukų, gal dabar čia nesakysiu, bet yra visokių būdų, kaip pasirūpinti tais automobiliais. Bet vienodos dienos pas mus darbė tikrai nebūna, net jeigu eitum į tą pačią lokaciją ir filmuotum 5 kartų iš eilės. Pavyzdžiui, čia planuojam filmuoti lapkričio mėnesį, vieną iš šitų langų ir režisierius sako, man čia patinka, bet šitas langas turi sudužti. Ir tada galvoju, gerai, tai kaip dabar tą padaryti? Jisai pasako, turi sudužti, ačiū, viso gero, pasimatysim vėliau. Tai tada sėdi ir suki galvą. Tai taip pat kaip ir Černobilį filmavom Fabijoniškėse ir režisierius parodo, čia filmuosiu, yra 800 mašinų, kurios netinka. Ir sako, tai čia jų nebus, ne? Ir sakai, tai viskas gerai, miegokit ramiai. Ir tada suki galvą. Tai dabar keliaujam toliau. Šiek tiek staptelsim prie Filharmonijos fasado ir keliausim į Šventos Dvasios gatvę, tai yra Subačiaus gatvė į viršų. Ten bus labai įdomu pakalbėti apie tai, kaip miestas keičiasi ir kaip dėl to skauda galva arba ne. Būtent pasažos skveras Filharmonijos ir čia tiesiog noriu papasakot, kaip dažnai dalykai, kurių šiaip net nepagalvoji, kai galvoji abstrakčiai ir paskui kartais būna per vėlu susivokti, kad čia reikėjo man pagalvoti. Tai čia buvo konkrečiai šitie stulpeliai, kurie, tokie kaip ir neutralūs, atrodo, jie niekam nemaišo, bet kažkurio metu, kai jau mes viską čia pasitvirtinę, kad filmuosim, su Filharmonija suderinę, su miestu suderinę, ir tada sako operatorius, bet tai palauk, tai kaip čia, ir tada visi, ir tada pradedi aiškintis. Tai čia dar visa laimė, kad jie nusijima, jo, bet man buvo, čia mes filmavom graikų vienuolynę. Mes filmavom tokį amerikiečių atkuriamosios dokumentikos filmą Popiežius prieš Hitlerį. Ir man reikėjo surasti subombarduotą San Lorenzo rajoną Romoj. Ir ten dar buvo nerenovuotas fasadas. Ir mes ten primėtėm savo kažkokių plytgalių, kažkokių akmenų ir atrodė kaip subombarduotas.
labai džiaugiamės, puikia lokacija, kaip čia gerai suradom. Režisierius gyveno Radisone ir dieną prieš filmavimą išėjo pasivaikščioti. Jis nuėjo į lokaciją ten ir siunčia man žinutę, sako, visa bažnyčia pastoliais apstatyta. Iki pat viršaus. Sako, tai ką mes darysim? Ir tada aš iškart skambinu ten klebonui graikų bažnyčios ir sakau, tai čia pas jūs pastolis rado. Tai jo, sako, bet mes ir to filmuojam. Tai filmuokit, sako, viskas gerai. Bet sakau, mesgi žiūrim į tą pusę, tai sako, o jums trukdo? Nu tai taip, sako, bet jūs šiaip nesakėt, kad statysit, tai neklausiai, sako. Tai sako, mes stogą remontuojam, tai jūs filmuokit apačioj. Nu ir ką, tada skambini sekmadienį vakare tai firmai, kur pastatė pastolius. Ir sakai, sveiki, jūs čia pastatėt vakar pastolius. Aha, gal jūs galite juos dabar nuimti? Tada išklausai visą tą tiradą, kokie mes čia tokie ir tokie, tada, gerai, kažkaip ten nuėmė. Ir tada supranti, kad nuo to laiko aš, kai derinu kokią nors lokaciją, klausiu, o neplanuojat kokių pastolių statyti? Jie žiūrim. Šiaip klausiu gal. Nes klausimo, kuris būtų kvailas arba perteklinis, tiesiog nėra. Nes vėlgi, aš grįžtu prie to. Režisieriai, operatoriai, vis tiek, jie labiau galvoja apie savo viziją, ką jie rodys žiūrovui ekrane. Tai šitas namas. O mūsų darbas yra, o šitas tau trukdys ir dažniausiai režisierius sakys, ai, jo, trukdys, o šitas, dabar kai paklausai, tai jo, irgi trukdys. Tai gali tų klausimų neklaust, gali tiesiog, taip sakant, apsimes, bet tada filmavimo dieną visas darbas, kurį tu padarai prieš tai, gali būti toks nelabai naudingas, nes režisierius sakys, tai čia negaliu filmuoti, nes man trukdo. Tai man kažkada taip yra buvę, kad mes filmavom Vilniaus panoramą nuo kažkokio stogo ir kai visą laiką kino industrijai būna toksai etapas, vadinasi techninis skautas. Tai reiškia, jau tu, kai pasirinki lokaciją, kai suderini, kad ten filmuosi, turi atsivesti visą komandą, tai maždaug tiek, kiek mūsų čia dabar yra, apie 15-20 žmonių, kad režisierius su visais techniniais žmonėmis pakalbėtų, į kurią pusę filmuos, ką mes matysim, ką mums reikia pakeisti. Ir ten atrodė kaip labai paprasta, mes užlipam ant stogo ir sakom, filmuosim čia. Čia bus tas vadinamas timelapsas, kaip pagreitinta kamera, mes čia greit nufilmuosim miesto panoramą, kaip gražu. Gerai, suderiname kažkokią dieną, ten kovo 19 diena, kur pasirodo buvo Kaziuko mugė tuo metu Vilniui. Ir mes užlipam ant to stogo ir režisierius sako, aš negaliu filmuoti. Bet tai kodėl? Nes sako, kai mes buvom, miesto panoramos esmė man buvo, kad mašinų šviesos va taip važiuoja. Gedimino prospektas, ten ta kita gatvė prie Kempinskio ir sako, dabar viso to nėra. Ir tada po to karto, kiekvieną kartą klausi, kai užlipi ant stogo, o tau reikės, kad mašinos važiuotų? Ir galvoju, kokie klausimai, bet vėlgi sakau, kūrėjas gali matyti taip, tiesiog bendrai, o mums reikia kiekvieną žingsnelį suderinti. Tai vat puikus pavyzdys, var kiekvieną kartą, kai čia einu, kiekvieną kartą pagalvoju, aha, žinau, kaip jie nusiima. Jo, tai va čia mes ir pakalbėsime apie tai, kaip kino kūrėjams tai čia tai yra rojus. Čia paprasta taisyklė, kino kamera ar skaitmeninė, ar juostinė, nemėgsta to plokštumo. Kuo daugiau faktūros, kuo daugiau gylio, tai čia visada tai bus tokia taisyklė, bet kada kalbant apie filmavimą, čia man atrodo žmogus nori praeiti. Tai dabar mes atėjom į gatvę, kuri mano neoficialiais paskaičiavimais, bet ko gero tai ir 100% tiesa, yra statistiškai populiariausia filmavimo vieta Vilniui. Jeigu skaičiuot nuo modernios kino industrijos, tai nuo kokių 95. Šita tikriausiai yra daugiausiai kartų filmuota gatvė, iki tiek, kad jau yra tokios anekdotinės situacijos, čia dabar turbūt jau pusė žmonių, kur anksčiau gyveno, nebegyvena, bet būdavo, kad jeigu filmuoji, tai čia, man atrodo, šita, dar tie senesni langai ten gyveno tokia babutė, kuri visą laiką ant palangės pastatydavo lempą, kad šviestų į gatvę, nes žinodavo, kad ateisi, duosi 20 litų, kad jinai tą lempą išjungtų, nes trukdo. Ir kažkada buvo, mes filmavom kažkur čia, kad į tą pusę kažkaip nesimatė. Ir jinai pastatė tą lempą ir atėjo, sako, duok litų. Sakau, bet tai, kad mes nematom jūsų lango, sako, kaip tai nematot? Visada mato, dabar nematot. Tai čia jau būdavo tikrai, žmonės ten turėdavo savo įkainius, ten kitaip, čia, žodžiu, tikrai. Ir turbūt žiūrint čia, tai labai aišku, kodėl šita gatvė yra tokia, nes čia yra tokia, kur, kai pasako, kur ateina režisierius sako, čia filmuosiu. Tai kai tai parodo, tai tada dažniausiai ir mes galime eiti namo, nes čia viskas aišku. Čia nieko nereikia daryti.
gal žibintų ten biškai, dabar jau įdėti matau modernesnės lempos, bet šiaip, tai čia yra, fantastiška gatvė ir čia visą laiką, kai atvažiuoja kokie nors kino kūrėjai iš užsienio šalių, šiaip tokiom pirmiem vizitam, kažkokiam žvalgytuvėm, jeigu ten filmas yra apie laikotarpį, kuriam galėtų tikti tokią gatvę, tai čia visą laiką veži, visą laiką rodai. Ir dabar, jeigu mes visi apsisuksim atgal, tai pamatysim tą juodą namą, kuris yra čia iškart pastatytas. Ir prieš kokius 5 metus čia buvo tokia, ne tokio senumo kaip šita gatvė, bet turbūt kokia, sakyčiau, tarpukarinė, gal pokarinė kažkokia spaustuvė sena. Bet jinai būdavo iš esmės puikus pratęsimas dar šitos gatvės. Ir tu galėdavo jau iš esmės žiūrėti 360 laipsnių. Dabar, ką mes turim jau pastaruosius kokius 3 gal metus, nebegali žiūrėti į šitą pusę. Nebegali, tu to vadinamo terminas reversas, tu to reverso nebeturi. Tai vaikštant po Vilnių labai dažnai, tiesiog matai, kaip keičiasi, kaip viskas, kažkas buvo sena, dabar pasikeitė. Ir manęs tai labai dažnai klausia, tai sako, tai kaip jūs, jums taigi reikia, ir buvo klausimas, ar mes kaip čia priešinamės, ar kažkaip. Ir aš, kai dirbau būtent su tom lokacijom, tai, tu supranti, kad mes labiau stebim, kas vyksta ir stengiasi, tai žinoti, laiku sužinot, kad ten kažkas įvyko, kad tu negalvotum, ten labai faina, ten parodė nuotraukas 3 metų senumo, visi atvažiuoja ir opa, nebėra. Tai jeigu dėl to, kažkaip nežinau, nuoširdžiai liūdėtum arba nervuotumės, tai labai būtų sunku, nes keičiasi nuolat, ypatingai Vilnius, kuris labai nori būti tokių skandinaviškų kažkokių Šiaurės Europos miestų, tai tikrai keičiasi šviesmečiais ir liūdėti dėl to, kad keičiasi būtų labai nepraktiška. Tai tikrai, jeigu prieš kokius 10, gal daugiau dabar jau reikia sakyti, apie 20 metų, tai tikrai būdavo labai daug gatvių Vilniuje, kur tu pastatai kamerą, atvedi ten kokį nors baudžiauninką, ar ten, nežinau, iš senų laikų ir gali filmuoti ten kažkokią istoriją. Tai tas tikrai keičiasi ir tai keisis dar labiau, bet tuo pačiu, jeigu tai pažiūrėt globaliau į kino tendencijas, tai keičiasi vis tiek ir kino kūrėjų kartos, ir istorijos, kurias jie pasakoja, irgi keičiasi. Jeigu, pavyzdžiui, kai aš pradėjau dirbti ten prieš kokius 10-12 metų ir dar kokius 5-6 metus prieš man pradedant dirbti, tai populiariausia būdavo Antras pasaulinis. Tai vienas didžiausių filmų Lietuvoje, kur filmavo su Danieliu Craig'u, Defiance, pasipriešinimas buvo. Tai buvo Antras pasaulinis karas. Aš kai pradėjau dirbti, tai kokius 3 iš eilės filmavom apie Antrą pasaulinį ir paskui tos istorijos, kūrėjai auga, kartos keičiasi ir tarsi tai truputėlį nueina kažkaip iš šono, jų sumažėja. Tada atsirado, atsimenu, kai mes Černobylį filmavom, man buvo tokia mintis, kad, aš jau matau, kad europiečiai, amerikiečiai, jiems tas 80-ieji, 90-ieji labai patinka. Ir tada ir Lietuvoje atsirado daugiau istorijų apie tą laikotarpį. Tarsi mes irgi einam kartu su istorija ir mes pasakojam vis kitas istorijas. Ir jeigu pas mus Vilniuje pastato labai daug skandinaviškų stiklinių dangoraižių, tai tada galbūt mes pasakojam istorijas iš to laikotarpio, iš tos visatos, taip sakant. Tai vaikšti po miestą ir yra tas momentinis toksai nusivylimas, kad kaip čia buvo gerai, dabar nebėra, bet tada žiūri, o kas čia bus, ką čia daro, ką mes čia galėsim filmuoti, kokio personažo čia galės būti namai ar darbas ar kažkokia gyvenvietė. Tai čia galima trumpai pakalbėti apie Vilniaus išskirtinumą. Ir čia tikrai nesigiriant galima tikrai sakyti, kad jis yra, sakyčiau, rytų centrinės Europos mastu tai tikrai išskirtinis miestas, o galbūt netgi galima sakyti ir Europos mastu. Ir kodėl? Todėl, kad Vilnius, Lietuva apskritai istoriškai visą laiką buvo kryžkeliai, pusiaukeliai tarp armijų kažkokių, tarp kažkokių imperijų įtakų. Ir mes visą laiką turim kažkieno įtaką. Ir Vilniuje tai labai matosi. Net jeigu eitumėt per paprastą kažkokią turistinį gidą apie Vilniaus architektūrą, tai mes turim ir viduramžių, ir ten ar net tada kažkokio ten itališko, ir prancūziško, ir to, ir ano, nes vis kažkas praeidamas kažką palikdavo. Ir tikrai dažnai daug kino kūrėjų yra pasakę, kad Vilniui yra labai faina dėl to, kad tu gali labai daug skirtingų dalykų
fiziškai parodyti labai geografiškai artimoje aplinkoje. Ir praktinis pavyzdys buvo, mes filmavom tokį filmą, amerikietiškų serialą apie šnipus, ten šaltą karą, kurio, man atrodo, taip niekada ir nerodė, bet ten buvo veiksmas vyko 80 metais apie amerikiečių rusų šnipus. Ir visas scenarijus vyko Vašingtone, Maskvoje, Italijoje, man atrodo, ir ten visokiose kitose pasaulio kampelėse, kur tie šnipai atsidurdavo. Ir buvo viena diena, kada mes filmavom sceną ten vieną sceną, kuri buvo Pamaskvė, reiškia kažkokia ten Pamaskvės laukai, tada filmavom Vašingtoną, tada filmavom sceną, kaip reiškia šnipas ten kažkam skambina iš Romos, o pabaigoje tokia trumpa scena, kaip tas, kuriam skambina, atsiliepia Meksikoje. Ir mes sėdim, gerai, tai kaip mes dabar šitą darysim? Tai Pamaskvė viskas aišku, nuvažiavome į Valakampius, ten upė, viskas faina, ten randi kažkokį seną stulpą, Pamaskvė. Gerai, ček, turim. Kur toliau? Gerai, dabar reikia rasti Vašingtoną. Tai vaikštai, Gedimino prospektas, kur yra teismas, kur yra inovacijų ministerija toksai, čia gali būti Vašingtonas, ček, turim. Gerai, dabar reikia susirasti Italiją. Tai Pasažas kartais galėtų būti tikrai, bet ten dar fainiau radom prie Basanavičiaus gatvėje, prie Rusų dramos teatro, žiūrint į seną geležinkelių pastatą, irgi tokia arka. Pastatai vieną kitą Fiat 500, ten porą ten kažkokių ir iš tikrųjų tai yra, vėl, aš grįžtu prie to, ką pasakojau pradžioj, kaip žiūrovas tu žiūri į tą personažą, į tai, ką jisai veikia, ką jisai laiko rankoje ir kas vyksta ar ne tam, reiškia, pirmam plane. Tai jeigu tu pastatysi tą telefono būdelę, fone kažkokiu ten barokas, renesansas, kas tai bebūtų, pastatysi dar kažkokį itališką elementą, tai žiūrovas patikės tuo metu, kad yra Italija. Tai ček, turim. Ir dabar liko tą Meksiką padaryti. Kur dabar tą Meksiką padaryti? Tai nelabai, mes filmavom lapkričio mėnesį, tai ir ten. Tada režisierius sako, bet čia žinokit, yra trumpas kadras, ten stambus, man reikia to personažo ir palmės, man daugiau nieko nereikia, ir aš galvoju, palauk. Palmė, žinau, yra Viši vandens parke. Ten yra kažkoks basinėlis. Gerai, parodė. Sako, čia, gerai, tinka. Ir ką ten, pasidarai. Ir viskas. Ir tada šitą prodiuseris sako, yra neįtikėtina. Aš niekad negalėjau pagalvoti, sako, aš Los Andželė negalėčiau šito padaryti. Aš galėčiau padaryti Meksiką, easy, tikrai nesunku. Aš rašiau, kur padaryti Italiją, Vašingtoną jau sunkiau, nes visai kitoks klimatas. Bet sako, Rusijos aš niekada nepadaryčiau Los Andželė. O Vilniui pasirodo gali. Ir tada atsiranda, tikrai buvo daugiau tokių istorijų, kur ten tas pats karas ir taika, ar ne? Tai veiksmas vyksta ir Austrijoje, ir Lenkijoje ten kažkur, ir Rusijoje, ir ten kažkur Vokietijoje. Ir vis reikdavo, atrodo, tai senovė, viskas senovė vienoda. Bet ne, kai pradedi gilintis, tai čia turi būti ir taip, ir čia turi būti ir taip. Dažnai filmuojam skandinaviškus filmus, kur ten veiksmas vyksta kokiam Stokholme, paskui biški Vokietijoje, ten kur nors. Tai čia yra Vilniaus tikrai didelis pranašumas, privalumas. Dauguma Europos miestų yra, nežinau, dauguma ten, kas mažiau nuo karo nukentėjo, tai vis tiek turi kažkokį, tokie jie gal kad didesni yra, jie tokie labiau lėčiau kažkaip plėtėsi, o Vilnius toks kaip mozaika. Ir biškita, aišku, priklauso nuo kūrėjų, kaip jie kūrybiškai tai žiūri. Tikrai ne kiekvienas sugalvotų vandens parke Meksiką daryti, bet jeigu sugalvoja, tai tik tai nauda. Tai vat šita gatvė, man atrodo, šiek tiek ir simbolizuoja tą, ar ne, kad čia yra vos ne pati seniausia vieta, ką tu gali Vilniui rasti šiuo metu. Ir iš karto už to atsiranda kažkoks naujas namas. Ir jeigu kada nors mes filmuosim filmą, kuriame bus kažkas labai senoviško ir staiga, mes esam kažkur moderniai, tai čia būtų tikrai didelis privalumas, kad tu sakai, čia mes galim ir tą padaryti. Tai va, čia šitiek apie šitą gatvę, apie sniegą žadėjau papasakot, nes čia esu turėjęs daug reikalų su sniegu. Kaip yra padaromas filmuose sniegas? Tai yra iš esmės popierius, celiuliozė, yra tiesiog su vandeniu sumaišyta tokia, reiškia, labai smulkios celiuliozės tokios granulės, kurios dažniausiai turi prilipti kažkur prie sienos ar prie grindų, bet tai yra popierius. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt bet kokį amerikietišką filmą, kurį ten filmuoja, nežinau, Los Andželė ar kažkur, tai
atkreipkite dėmesį, kaip, pavyzdžiui, kai deda padą arba kažkur stambiam plane, pamatys, kad tai yra netikras sniegas. Jisai atrodo labai, jis yra baltesnis už tikrą sniegą ir kamera jį labiau mėgsta negu tikrą sniegą, nes tikras sniegas nebent jis yra labai šviežias, tada jis gerai atrodo purus toksai, bet dažniausiai tas natūralus sniegas yra nelabai gražus kadre. Tai čia labai esam dažnai darę, kas yra, vėlgi grįžtų prie to motyvo, kur jau turbūt kartojasi, ir režisierius sako, va čia ir pilnas sniego, ačiū, aš einu kavos. O tada mes nufilmuojam tą sceną, viskas labai yra smagu ir tada tą sniegą reikia išvalyti, nes jisai formaliai, jisai skaitosi savaime ištirpsantis. Bet aš, pavyzdžiui, esu filmavęs Pranciškonų rūmose, Trakų gatvėje ir po to kokius 2 metus vaikščiau ir matau, kaip dar tas savaime ištirpsantis sniegas dar vis laikosi. Tai jį reikia labai kruopščiai valyti, nes tas turi celiuliozę tokį savybę, jinai prilimpa prie batų, prilimpa prie drabužių ir tada visur nešiojasi. Tai tik tai režisierius pasako, kad ačiū, nufilmavom, tada mūsų darbas yra suorganizuoti, kad iš karto prasidėtų kiti darbai, kurių jūs niekada ekrane nematot. Ir jūs pažiūrite tą filmą ir atrodo, niekas net niekada nepagalvotų, kas vyksta prieš tai, kas vyksta po to ir kas vyksta, pavyzdžiui, su žmonėm, kurie čia gyvena ir tas sako, nu, tai dabar mes čia filmuosim ir čia bus sniego. Tai va čia ir tas visas kompleksinis yra darbas, kada tu turi ir nuvalyti, prieš tai padaryti, po to nuvalyti, įsitikint, kad žmonės apie tai žino, kad jie yra daugiau, mažiau, happy. Vieni būna labiau, kiti būna mažiau. Čia neseniai turėjom situaciją, pavyzdžiui, čia, kažkada filmavom filmą irgi ir buvo visos sienos pilnos grafičių. Ir mes juos norim nuvalyti. Ir valai vieną sluoksnį, kitas atsiranda, nuvalai vieną, kitas atsiranda. Tai tada, bandai kažką ten uždažyti, kažkaip, kad ta siena atrodytų gražiai. Eina žmonės pro šalį ir sako, tai žiūrėkit, ką čia daro, paveldą niokoja, čia gadina. Tai labai daug susiduriu su tokiais atvejais, kur žmonės negali žinoti visko, kas vyksta, kodėl čia daro. Ir kaip ir minėjau, tu kuri tą situaciją, kad galėtum tą dieną, tą laiką režisieriai arba operatoriams pasakyti, va čia galim filmuoti. Bet ar tą dieną neteis koks nors išprotėjęs ir sakys, ką jūs čia darot, aš čia kryžim guliu, kad jūs negalit. Yra buvę tūkstantis tokių atvejų, kada žmogus sako, ne, aš nenoriu ir viskas. Tai vat dabar galim keliauti į Kazimiero gatvę, kur apie tai daugiau galės papasakot, kai būna, kai atsiduria žmogus, kuris tiesiog sako ne. O, jau lyt pradeda. Tai čia irgi viena iš populiariausių gatvių, labai kinematografiška, čia galima, kad greit suprastumėt, ką mėgsta operatoriai filmų. Tai atsargiai atvažiuoja mašina, tai visada, kada gatvė bus šiek tiek nelygi, kažkoks posūkis, kažkoks kalnelis. Nieko, kas operatoriai nemėgsta, nieko, kas yra plokščia, lygų. Yra toksai terminas gylis, kamera mėgsta gylį, tai kuo daugiau visokių kampų, tai tuo yra fainiau. Tai šita gatvė yra labai populiari irgi. Čia didžiausias projektas, kurį filmavau, tai buvo Karas ir taika. Nežinau, kas matėt BBC serialą, bet skaitėt knygą turbūt daugumą. Tai čia mes filmavom degančią Maskvą. Tai buvo labai didelis iššūkis, nes ilga buvo scena, kaip reiškia jau ten Maskva padegta ir vyksta chaosas ir Bezuchovas ten reiškia eina čia vidury Maskvos. Ten tada išgirsta, įeina į kažkokį kiemą, ten išgelbėja vaiką iš degančio pastato. Tai mes pradėjome filmuoti nuo ten, tada atsidarė tokios slaptos durytės į buvusį Kelpšos kiemą. Ir va čia atsimenu tokią istoriją, kad labai dažnai būna mūsų darbe, kad tu tam tikrą prasme seki paskui kūrėjus. Ir kaip pasakau tą anekdotą iš Černobylio, kur režisierius sako, tai čia bus ar ne viskas išvalyta. Ir sakom, jo, bus ir tada tu jau bandai kažką padaryti. Tai
čia irgi buvo taip, kad mes ilgai labai ieškojom, kur čia tą daryti degančią gatvę. Ten buvo ir vienas variantas, ir kitas. Galiausiai pasirinkom šitą ir jisai galėjo veikti tik tuo atveju, jeigu mes galim filmuoti ir viską ten deginti Kelpšos konservatorijos kieme. Ir tada tu eini jau tą, reiškia, lokaciją, šnekėtis ir tam tikrą prasme neturi galimybės gauti neigiamą atsakymą. Tai šitoj vietoj atsimenu, kad direktorė mokyklos kažkaip buvo skeptiškai nusiteikus, bet tada atsirado, visą laiką ieškai gerai, tai kaip čia būtų galima padaryti, kaip čia būtų ir buvau kvedys, kuris kažkaip sako, man tai čia visai patinka, aš nesuprantu, kodėl čia neleidžia, čia galim ir tą. Filme filmavosi amerikiečių aktorė Lily James, tai jinai buvo tuo metu tokia kylanti žvaigždė, filmavosi Disnėjaus buvo princesė. Ir to ūkio dalies vadovo dukra, man atrodo, buvo didelė fanė to filmo. Ir kažkaip jisai, čia sako, čia Lily James, tai čia kaip fainai. Ir sakau, tai mes gal galim kokią nuotrauką, kokį parašiuką gauti. Ir jisai, tada aš viską padarysiu. Jisai, 10 minučių. Ir sutarė su direktorė ir sako, viską darykit. Tai labai dažnai būna, mano gal net dar labiau įsiminęs buvo atvejis iš to paties filmo Karas ir taika. Reikėjo filmuoti austrišką pilį. Ir aprašymas scenarijų toks. Pilis ant kalno, raudonų plytų pilis, bokštas ant kalno. Tai kas čia galėtų būti? Tai turbūt, kad Gedimino pilis. Ir vienintelė opcija, kur mes galim filmuoti, Gedimino pilis. Ir režisierius sako, nėra kito varianto, arba čia, arba mes iš vis negalim filmuoti. Ir pradėjau šnekėti su ten priklauso, man atrodo, Nacionalinis muziejus ir direktorė tuometinė kategoriškai negalima filmuoti viskas. Bet mūsų darbe atsakymo nėra. Gali būti, čia labai daug sinonimų gali rasti. Apribota, laikinai negalima, galim tik taip, trumpai, kaip nors įvairiausių terminų gali sugalvoti, bet niekada negali pasakyti. Aš esu išmokęs tą skaudžiuoju būdu, kai ten kažkam režisieriui pasakau ne, tada mane amerikiečių prodiuseris pasidė į šoną ir sako, šito žodžio mes nevartojam. Suras kažkokį sinonimą, bet mes nesakom ne. Ir aš nesakiau ne režisieriui, kad mums neleidžia filmuoti ant Gedimino pilies. Ir čia kada mes filmavome 15 metais, man atrodo. Ir tuometinė direktorė pasakė, nes, mums reikia filmuoti, ten pagal scenarijų stovi patrankos, tos patrankos ten sveria po 500 kg, mums reikia atsivežti ten kameros bėgius, viskas sveria, viskas sunku. Ir jinai sako, ne. Ir paskui kažkaip prasidė, sako, tai iš vis šitas kalnas čiuožia žemyn. Ta prasme, dar nieks nežinojo apie tai, ta prasme čiuožia. Ir kažkaip tada mes buvome įtraukę ir savivaldybę į tą mūsų dėrybas. Ir savivaldybė tokia labai... tokia griežta pozicija pasirinko, kad tai palaukit, jeigu čia dabar čia kalnas čiuožia, tai čia reikia pranešti, čia reikia uždaryti nuo turistų. Ir labai nepatiko tai direktoriai tuo metu, kad čia mes ją tai visi atakuojam. Ir jinai man į telefonu pradėjo nekelt, į e-mailus netrašinėja. Ir, bet aš turiu gauti atsakymą, tai aš atsimenu, ateidavau rytais prie jos kabineto ir atsisėsdavau. Pirmą dieną tai net nepažiūri, įeina. Ten pastoju valandą, palaukiu, ne viskas. Kitą dieną vėl atsisėdu. Jau praeina, jau kažką pažiūri. Bet praeina. Trečią dieną jau kažkaip, gerai sako, tai kad tu jau čia tiek laukia, tai ateik. Tada pradedam kalbėtis. Jinai tada man pasakoja, kaip čia ta savivaldybė, jie man čia kažkokius rašinėja, kad čia kažką. Ir tada pagalvoju, gerai, dabar yra mano šansas. Ir aš sakau, man irgi jie trukdo, ir to neleidžia. Mes randam bendrą priešą. Ir tada sakau, bet ponia Birutė, žiūrėkit, o jeigu mes atsisakom tų patrankų, tai jau geriau. O jeigu mes pažiūrėjom, sakom, tai gal ir galim tada. Tada sutarėm, ten taip išėjo, kad tas patrankas iš puto plasto darėm, butaforinės, ten žmonių ten leido, bet leido. Ir tada sakai režisieriui, žiūrėk. Tai mes... Atsakymas nėra ne, bet mes negalim daryti to ir to. Gerai, sako, tai filmuojam. Ir mes tada atsimenu ten tas patrankas, kai filmavom, tada kilo audra, tos patrankos nuskrido, ten, žodžiu, kokia tik nori komedija, bet nufilmavom. Ir jeigu tiesiog gautum tą pirmą ne ir sakytum, neleido, tai tada labai mažai ką galėtum nufilmuoti. Dažniausiai, vėl pasikartoju, mums reikia sukurti situaciją, kad tą laiką, kada mes turim filmuoti, kad mes kažką turėtumėm į ką filmuoti
kad būtų kur aktoriams praeiti, kad būtų kas kadre. Tai, sakau, tai yra įdomumas šitos profesijos, bet tuo pačiu ir aišku, kai ten kelias dienas nemiegi, kai galvoja, kaip čia dabar man šitą direktorę užkalbint. Tai labai daug yra tokių situacijų, kartais viskas baigėsi komiškai, net ir čia iš tikrųjų kažkada, kai filmavom ir, režisierius sako, reikės, kad visuose languose nedegtų šviesa. Ir 8 butai sako gerai, o man atrodo vienas buvo gal ten dar toliau kažkur. Jis sako, ne, man nesvarbu, jūs darykit, ką norit. Bet tada, kai ateini filmuot, komanda yra apie 100 žmonių, gal ten 80, visi kiti draugiškai tuos langus išjungia, dažniausiai būna žmonėms pasidaro biškį gėda. Sako, ką aš dabar vaidinu kažkokį. Ir dažniausiai tai būna 99 kartai 100 būna taip. O jeigu jau kažko ten užsivažiuoja, ar mašinos nepatraukia, ar kažko ten neišjungia, tai režisierius, jeigu yra pakankamai aiškiai žinantis, ko jis nori, arba pakankamai apsisprendė, tai sako, tai gerai, čia negalim, darom kažkaip kitaip. Kaip aš sakau, kai filmuoja filmą, tai ne gaisrą gesini ir ne gyvybės gelbėjai, jeigu neišeis taip, tai padarysi kitaip. Visą laiką spaudė iki maksimumo, bet, jeigu jau ten, kaip sakyt, su šautuvu neateis ir nepasakysi, kad mes dabar čia filmuosim. Tai senamiesty tokių situacijų yra pilna, pasitaiko dažnai, bet kaip ir visą laiką išlaviruojam. Tai kadangi lyja, tai nešlampam. Sakykit, o mokėdavot, tekdavo sumokėti žmonėm už kaprizą? Jo, taip. Kaip pasakyti, vėl, man atrodo, sakiau, kad jeigu tariesi iš anksto, tai dažniausiai kažkaip susitari. Visą laiką yra tas atvejis, kad reikia kažką gal sumokėti, bet kai mes, pavyzdžiui, ateinam filmuoti kažkokią ar kiemą, ar kažkokią bendruomenę, visą laiką geriau bandai susitarti, kad ta nauda, kurią atneša filmas finansinė, kad būtų bendruomeniai skirta, nes labai nesinori atidaryti tą Pandoros skrynią ir visiems pradėti duoti, nes tada kažkada filmavau Šnipiškėse, dar kai biškai buvo ten daugiau tokių klasikinių gyventojų, tai pas vieną filmavom, aš jam 10 litų daviau, už valandos eilutę žmonių tiesiog ir visi ten ir man čia trukdo. Tai, pavyzdžiui, jeigu filmuojam ar ne kažkur ten rajonuose, ten Fabioniškėse, Šeškinėje, Pašilaičiuose, tai bandai identifikuoti, kurią čia bendriją mes daugiausiai trukdom, iš kurių daugiausiai prašom ir tada ten ar pastatai ten kokią žaidimo aikštelę, ar ten kažką pagerini kažkur ten gerbuvį, bet stengiasi taip, kad galėtum komunikuoti, kad visiems nuo to yra nauda. Nes jeigu duosi kiekvienam, tai vienas sakys, jam daugiau davai, arba jam ten reikia tik vieną langą išjungti, o man reikia 2 išjungti. Tai įvairiausių tokių atvejų yra. Yra buvo ir tokių atvejų, kur ten žmogus užsiprašo 10 000, o galiausiai baigėsi, kad ten 10 eurų. Bet čia irgi stengiasi tuos dalykus kaip įmanoma daugiau kontroliuoti ir jeigu yra neadekvatus, tai dažniausiai stengiasi kuo anksčiau kūrėjus apie tai informuoti ir sakyti, čia jau su patirtim ateina. Sakai, žiūrėk, ten yra tiek rizikų, kad mes čia nesukontroliuosim. Jeigu žmogus yra tai vieną dieną sako gerai, kitą dieną sako 10 000, kitą dieną sako, man iš vis nesvarbu, sakai, gal mes ten einam. Nes, tą dieną, kai ateisi, kaip ir minėjau, tos situacijos aš nesukursiu. Nes tą dieną tam žmogui bus tokia mėnulio fazė ir jis sakys ne. Tai stengiamės tokių dalykų vengti. Tai gal keliaujam kaip čia dabar, gal per čia, į Jonų bažnyčią, ten greitai pašnekėsim apie Vilniaus universitetą ir Na va, tai šita lokacija irgi turbūt būtų top 5 gal Vilniuje, pagal statistiškai kiek filmuota, turbūt savaime aišku kodėl. Čia ir Karą ir taiką filmavom, ir CC filmavom, tokį švedišką filmą Hilma, visai neblogas šiaip, Viaplay, man atrodo, platformų yra, filmavom, buvom vieną kartą čia viską svastikom apdėję, čia buvo apie tokia dokumentika nacių iškilimas, kur Rožickas Hitlerį vaidino. Tai šičia buvo lietuviškų filmų nemažai esam filmavę. Mano pats pirmas filmas, kuriame aš buvau lokacijų vadovas, buvo apie Čiurlionį, Laiškai Sofijai.
Tai va čia filmavom ir toks faktas, kur niekam gal nesusakęs, bet aš pasirodo esu VU juodajam sąraše, toks egzistuoja. Ir aš tą sužinau, kai mes derinom Karą ir taiką čia filmuoti ir atsimenu, nes pasirodo, kai filmavom Čiurlionį Smuglevičiaus bibliotekoje, toje salėje, galimai dėl mūsų arba ne dėl mūsų kažkoks senas 17 amžiaus stiklas galimai įskilo. Sako, kad gal lempa buvo per arti pastatyta. Vėlgi, kaip pradžioje pasakojau, kad daugybė smulkmenų, kur kažkaip nepagalvoja, bet dabar visą laiką pažiūri, ar čia ne per arti lempa, ar čia nesiks nieko. Bet žodžiu, atsirado taip, kad po mūsų filmavimo buvo nustatyta, kad kažkoks stiklas įskilo, tai aišku, yra jau ten 17 amžius, jau čia ne... Aš dar mano buvo pirmas projektas, atsimenu, ir man kai pasakė apie tą stiklą, aš sakau, tai mes galim pakeisti į kitą. Tai jeigu čia įskilęs, sako, čia ne apie tai kalbam. Ir tada, kai mes jau BBC projektą čia norėjom atvesti, o šiaip Vilniaus universitetas yra labai draugiška filmavimas lokacija ir čia reiktų paminėti, kad, kaip minėjau pradžioj, kad kalbėsi ne su pastatais, ne su langais, ne su durim, o su žmonėm, kurie ten būna. Ir jeigu filmuotojai yra laukiami, jeigu jauti, kad nori, kad čia filmuotum, kad klauso, išklauso, ką tu nori, ieško sprendimų, tai visą laiką mes tam tikrai turim tokią galę ir net atvažiuoja režisierius iš užsienio, jisai nieko čia nežino. Jis sako, parodyk man tą ir tą. Ir tu galvoji, aha, na šitie nelabai, o va šitie tai fain, einam ten. Ir tada bandai, kad toj lokacijai filmuotų. Tai Vilniaus universitetas yra fantastiška kaip filmavimo lokacija, tiek čia, tiek Saulėteky, tiek visi kiti. Bet pasirodo, juodasis sąrašas egzistuoja. Ir kai mes ėjom su BBC, tai atrodo ir finansiškai ten jau tikrai ten galim pasiūlyti ir pats jau filmas čia prestižinis ir visa kita. Jie sako ne. Ir tada mes taip, keista, ir tada per kažkur ten, per kažką atėjo tokia informacija, kad sako, sako, čia biški pinigų per mažai, tai čia ne problema, tai tuo įspręsim. Ir sako, yra pavardė, kur neturėtų būti. Ir kažkaip, pasirodo, toks sąrašas yra, ir tada, išsibraukiau iš to. Kolegos susiderino, bet atsimenu per filmavimą, vis tiek dalyvauja filmavime, ateini ir buvo tie patys VU atstovai ir kažkaip sako, tu man kažkur matytas. Ir sakau, ne, aš tai čia, aš čia nedirbu. Tai aišku, čia buvo seniai, tas turbūt sąrašas irgi ten organinis įsikinta, tai daug čia tikrai kartų filmuota ir norėjau ir apie bažnyčią pakalbėti, kas yra ganėtinai tokia jautri tema Lietuvoje. Kaip ir turbūt, nors kolegos iš Amerikos, tai sakė, kad Amerikoje, tai kai ateini į bažnyčią filmuoti, tai klausia, kiek mokėsit. O pas mus vis tiek labai sunku yra patekti į bažnyčią ir čia tas dalykas ar ne apie kino įvaizdį. Ir bažnyčia yra labai tinkamas objektas tam papasakot, nes vieną kartą filmavo, man atrodo, Emilis Vėlyvis, Redirected buvo. Ten žodžiu, parodė bažnyčią taip, kaip jau ten blogiausiai įmanom. Ir viskas sako, nežinok, negalim. Tada atsirado puikia proga man šiek tiek atverti keletą durų, nes mes filmavom tokį, kaip minėjau, Popiežius prieš Hitlerį. Ir ten pasakojo tokie atkuriamosios dokumentikos, iš esmės vaidybinis filmas apie tai, kaip per Antrą pasaulinį karą popiežius, jis buvo ten viešai kritikuojamas, kad jis čia nekovoja su Hitleriu, čia nieko nedaro, bet ten buvo atrasti kažkokie laiškai, kažkokia informacija, kad iš tikrųjų ten buvo daug to pogrindinio kovos ir visa kita. Ir filmas buvo apie tai. Ir visas filmas yra bažnyčiose, vyksta tik tai bažnyčios, koridoriai ten kažkokie. Ir mes jam šnekėtis ten tiesiai, reiškia, su Vilniaus kurija, man atrodo, net gal ir su arkivyskupu, kad reikia filmuoti, filmas vertingas, pasakojama istorija vertinga ir tada tos durys atsidarė šiek tiek. Tada sutarėm, kad bažnyčiai labai svarbu skaityti scenarijų, kaip viskas vyksta. Valio, kokius pusę metų atrodo, gali filmuoti ten ir ten. Tada atėjo kažkokie studentai. Jie filmavo studentišką filmą, labai graži istorija, ten viskas apie dvasinius išgyvenimus ir filmo operatorius, kažkoks studentas, jam reikėjo tokį kadrą padaryti nuo viršaus, tai užsilipo ant altoriaus ir čia greit pafilmuos. Vėl viskas užsidarė, galiausiai bažnyčia sako, žiūrėkit, mes neturim laiko nei gilintis, nei ką jūs filmuojat, nei kaip jūs filmuojat, žodžiu, mes negalim. Aš netgi siūliausi iš jūs pro bono, sakau, aš galiu būti toks kaip
ekspertas, man tai klausinčia scenarius, aš įvertinsiu, čia galima, negalima. Ne, sako, taip nesidaro ir labai mažai yra galimybių. Tai vat Vilniaus universitetas yra tokia kaip oazė biški, nes kaip ir administruoja universitetas, kaip ir pats kunigas bažnyčios irgi toks labai jam įdomus, viskas žiūri kažkaip, tai mes čia tikrai daug filmavę esam, įvairiausių filmų ir va tas kino įvaizdis yra toks dalykas, kaip aš labai tas jaučiasi, kai dirbi su lokacijom. Tu gali 10 metų viską stengtis daryti idealiai ir padaryti idealiai ir visi būti patenkinti, bet užtenka, kad kažkas vienas ateina, padaro kažką ne taip ir, jūs filmuotojai. Filmuotojai yra, neskirs, čia ta kompanija tai labai faina, o šitie tai labai blogi. Tai dėl to mūsų tos būtent industrijos lokacijų vadovo tas yra nedidelis kiekis ir mes vieni kitiem labai keliam aukštus standartus ir labai pykstam kolegų, jeigu kažką blogai padarė, jeigu filmavo kažkur be leidimo, jeigu kažkur pasakė, kad čia bus vienaip, o buvo kitaip. Tai labai, galbūt tu gali nueiti ir tą dieną pafilmuoti ir išeiti ir savo tą projektą įgyveninti, bet kolegoms po to yra labai sunku. Tai mes net tarpusavį, mūsų komanda, kiek čia mūsų gal 6-8 yra, tai mes tokius pasidarėm džemperius ir užsirašėm, mes čia biškai pafilmuosim. Tai toks yra kaip industrijos juokas, kad ateini pa žmogų ir sakai, mes čia biškai, čia kelios valandos ir viskas. Čia trumpai. Močiutė pas Jo. O tada pasirodė ten filmuoja, kad čia biškai ir šaudo, ir sprogdino biškai, gal čia ir tas, ir anas. Tai nėra tokio dalyko, kaip čia biškai pafilmuosi, viskas yra iki detalių suderinama ir kaip turbūt supratote iš mano pasakymų, kad niekad nežinai, koks elementas tau gali pakišti koją. Kas yra, tarsi pagrindą supranti, kad čia filmuosi tą ir tą, taip ir taip, bet niekad nežinai, kur, kokiai lokacijai gali užkliūt kažkas, kur tau galvoja, čia savaime suprantama. Ir sakau, kiek pasakot, ar ne, nuo pastolių iki kažkokios netinkamos pavardės, iki mėnulio fazės. Ir tas būtent tai ir yra įdomiausia, nes tu turi visą laiką kažkaip suvokti tą situaciją, pažinti bent trumpam tą žmogų, su kuriuo tu turi reikalų, bet tuo pačiu ir tai sukelia tokį pakankamai gerą streso dozę, nes tu niekada nežinai, kaip bus. Mes rytoj filmuojam, tai kaip čia bus. Gal taip, o gal taip, niekada nežinai. Bet aišku, ilgainiui pradedi dėl to mažiau nervuotis ir kažkaip suprast, kad tas filmas vienaip ar kitaip nusifilmuos. Nebuvo dar filmo, kad neatsidarė duris, tai neįvyko. Tai net ir čia, kai filmavom kažkada, tą patį karą ir taiką, ir mes filmavom aulai, va čia viršui, ir Vilniaus universitetas išnuomojo, viskas fainai, mes ten filmuojam kažkokį šventinimus į masonus, labai jautri scena, o čia, vadinama morgė, nes čia morgų vadina šitą, buvo vestuvių vakarėlis. Tiesiog, man atrodo, kažkokių Lenkų poros, daug čia suvažiavo žmonių ir mes negalim filmuoti. Apačioje vyksta tiesiog šventė. Ir va čia, pavyzdžiui, mano kolega infiltravosi į šventę, jo darbas buvo švęst šventę. Ir tiesiog, kada mes darom dublį, sakė, dabar patylim, visi patyli, mes nufilmuojam tą dublį, tada, vėl ten kažkokia daina, vėl šokia. Nes mes, kai atėjom, mes filmuojam nuo 4 iki 10. Pas juos šventė nuo 6 prasideda. Ir pirmas yra mūsų, tai žinokit, jūs negalėsit švęst. Sako, ne, čia nesprendimas, mes švęsim. Ir tada randi kažkokį tokį būdą. Kitų ten atveju kartais būna, kad ten kažkas rėkia per langą, tu tiesiog, tavo darbas yra kalbėti su žmogum, tol, kol mes nufilmuosim. Man vieną kartą buvo, filmavom, man atrodo, prekybos centro parkinge ir, užsitempė, mes turėjom baigti 10 ir mes filmuojam iki gal 11. Ir skambinau ten direktorius, visas piktas, negalima, ir man rodo režisieriaus asistentas 15 minučių, sako, mums dar reikia 15 minučių. Tai aš pasirinkau taktiką 15 minučių
klausti direktorius, tai gal mes galim, jeigu mes, pavyzdžiui, daugiau pinigų sumokam, tai ne, sako, čia ne apie pinigus, bet jeigu mes, pavyzdžiui, jums kažkaip finansiškai atsiskaitom, nu, sako, ne apie tai kalba, o jeigu mes ir 15 minučių, ir aš kalbu, sako, viskas, baigiam gerai, nu, tada nesusidarėm, tai mes baigiam. Tai kartais iki tokių situacijų nueini, bet tikslas yra kažkokiu būdu tą sprendimą tam kartui išspręsti, bet jokių būdų negalima meluoti, apgaudinėti ar kažkaip kitaip bandyti, kaip sakant, prasisukti, nes, kaip minėjau, atsidursi vienokiam ir kitokiam juodam sąraše. Tai va turbūt būtų tiek. Kaip ir minėjau pradžioje ekskursijos, mes čia tikrai paviršių pakrapštėm, būtų galima daug ir ilgai pasakoti ir dažniausiai vis tiek atsirėmė į kažkokius praktinius dalykus, nes mūsų darbe yra labai sunku yra teoriškai nupasakot, yra daug lengviau nupasakot teoriškai išmokti, pavyzdžiui, kaip reikia filmuoti, yra taisyklės ar ne, kaip apšviesti, yra režisūros kažkokios scenarijos rašymo yra taisyklės, kaip tu turi parašyti scenarijų, kad jisai ten surezonuotų su žiūrovu. Bet kaip suderinti lokaciją, nėra. Aš bandžiau kažkada vesti kursus ir bandžiau, galvoju, parašysiu vadovėlį ir bus labai aišku. Neįmanoma, nes kiekvieną kartą bus kažkaip kitaip ir kiekvieną kartą tu turi kažkaip išlaviruoti tą situaciją. Tai būtų tikrai galima tokią ekskursiją vesti turbūt, nežinau, visą dieną. Ir tada būtų labai smagu nuvažiuoti, nes, sakau, vieną kartą tu kovoji su piktų kaimynų, o kitą dieną tu galbūt su gamtos stichija kovoji ir tau reikia įsispręsti, kaip čia dabar padaryti, kad mano aktorius, kuris visą dieną yra pelkiai, kaip dabar čia padaryti, kad jisai nesušaltų, kad jisai ten nesusirgtų. Kitą dieną vėl apie kažką kitą galvoji. Ir iš esmės, kuri tą tokį kažkokį įvairiausias gyvenimo situacijas, tą momentui, kad tą valandą dabar prašau visi sustokit ir nieko nedarykit, nes mes čia filmuojam. Tai yra be galo įdomus darbas, bet tuo pačiu ir kai ateina kokie nors žmonės, kurie nori dirbti šitą darbą, šiek tiek romantizuoja visą laiką, nes dažniausiai tai įsivaizduoja, tai filmai, tai čia aktoriai, tai čia premjeros, tai čia kažkokia romantika ir tada visą laiką pradedi pasakoti pačius įmanomus blogiausius scenarijus ir sakai, žiūrėk, ar tau tinka variantas, kad tu keliesi 5 ryto, tave kas nors aprėkė nuo ryto, nes kažkas galbūt apšvietėjas turėjo savo automobilį pasiparkuoti kažkur toli ir jis tave aprėkė, yra šalta, dirbam 16 valandų ir taip toliau ir panašiai. Ir ar tikrai tu nori šitą daryti? Nu, ne, sako, nenoriu, tai va. Tai tada sakai, gerai, čia gal blogiausias variantas, bet man atrodo, kad aš pats dirbdamas kokį virš 10 metų, kai būna tos pačios sunkiausios situacijos, tada tu supranti, kad tau vienaip ar kitaip tas kino kūrimas turi kažkokiu būdu labai patikti, nes jeigu tau tai nepatinka, tai tada labai greit šitas darbas tampa, kodėl aš šitą darau, kodėl aš dabar čia stoviu vidury nakties ir čia kažkas vyksta. Tai turi turėti tą tokią biškį kino bacilą. Ir smagiausia, man turbūt labiausiai, aš visą laiką visiems sakau, kad filmas, kuris pakeitė mano apskritai gal suvokimą apie šitą darbą ir karjerą, tai buvo Černobylis, nes tai buvo filmas, kur mes paskaitėm scenarijų ir tu skaitant scenarijų galvoji, wow, čia tai bus neįtikėtina. Ir tada tu matai, kaip dirba kūrėjai ir tu matai, kad tai, kas yra parašyta scenarijui, ir iš tikrųjų yra neįtikėtina ir tada paskui, kai sumontuoja ir irgi duoda tą visą, bet kas mane iš tikrųjų labiausiai, taip sakant, paveikė, čia tokia galbūt finalinė istorija, kai mes ėjom filmuoti į atominę elektrinę. Ir kai mes atėjom pirmą kartą, tai atominės elektrinės saugumo vadas, kuris yra iš esmės tikrasis vadas, nes direktorius sėdi Vilniuje ir jis ten nieko nedaro, tai tas saugumo vadas sakė, jūs nejuokaukit, kad filmuosit filmą, tai čia yra atominis objektas ant Baltarusijos sienos, sako, baikit, čia ne, viskas, tada eini 2 kartą, 3, 4, ten aišku įsijungia šiek tiek ir ten ir ministerijos ir visą kitą, nes tai buvo didelis projektas, tada jie mus biškai jau įsileido, tada ten prasidėjo tie visi dalykai ir aš ten 2 mėnesius ruošiausi, tada pirmadienį turėjom jau pradėti ruoštis filmuoti. Penktadienį paskambino kažkoks teisininkas, sako, tai čia, žodžiu, čia sutartis kažkas negerai, tai gal čia reikės atidėti filmavimą ten kokiam 1,5 metų. Tai aš visą savaitgalį atsimenu ten nemiegojau, tada nuvažiavom
tą atominę, sakau tam apsaugos vadui, sakau, tai manęs neleidžia filmuoti, jis ten nuėjo, kažką sutarė, pasirodo, kad buvo punktas, kad mes naudojam vietinę elektrą, kas pasirodo, atominė elektrinė gauna iš ES po 2 milijonus per mėnesį ir jeigu mes bent vieną rozetę įsijungiam, pasirodo, atominė elektrinė nėra skaitliukų, jie negali apskaičiuoti, kiek mes naudojam elektros, jeigu mes bent vieną rozetę įjungiam, tai mes turime mokėti 2 milijonus. Tai sakom, ne, tai mes turėsim savo generatorių, viskas gerai. Ir tada atsimenu, mes vaikščiojom, mes 5 dienas ten filmavom ir labai griežtai ten, mus ten viską žiūrėjo, ten kiekvieną žingsnį į šoną, ten tikrai buvo labai įtemptai ir filmo ten dailininkai nusprendė, kad jie gali su vietinė vėliava ten iškelt 2 dienom anksčiau, nes, nu tai ką čia, poryt filmuosim, tai šiandien pakeliam, tai ten skandalas baisiausias, ten, žodžiu, ir mes kiekvieną rytą turėdavom tokį, reiškia, aptarimą, ką mes čia darom, ką mes vakar padarėm, ką mes šiandien darysim. Ir pirmą dieną ten labai griežtai, antrą dieną ten, nu gerai, tai čia dabar tas ar nas, trečią dieną dar geriau ir 4 dieną tas reiškia apsaugos vadas, kariuomenės buvęs generolas, ten jau, žodžiu, sako, nu jūs čia tikrai labai šauniai dirbat, viskas gerai, gal mes galime jums kažko padėti. Ir aš taip, wow, nu sakau, mes jau gal pabaigsim tą filmą kaip nors. Ir kai buvo premjera, mes aišku pakvietėm tuos visus žmonės ir ypatingai ir, įsivaizduokit, tas reiškia, karo ten kariuomenės generolas, ten apsaugos vadas, jisai išėjo iš tos premjeros ir aš mačiau, jis buvo apsišarojęs. Nes tas filmas apie Černobylį, tai apie jų reiškia, jie mato savo objektą, jie ten viską tą patiria. Ir tada tu išeini ir matai, kad tas žmogus, jisai sėdėjo toj kino salėje ir jisai išgyveno tą dalyką. Ir ten sako, nu, žinokit, jeigu reikės dar kada nors filmuoti atominį, tai ateikit, įleisim. Nu, sakau, nežinau, ar, sveiko proto žmogus eitų ten filmuoti per 16 patikros punktų, kur ten turi persirinkti, sakau, bet jeigu bus Černobylis 2, tai tikrai grįšim. Ir va tada tas filmas, kuris tiek padarė įtaką, tu matai fiziškai, kaip žmonės pažiūri ir jiems yra, tada supranti, kad gal tas darbas ir kažkiek turi kažkokios prasmės. Ir tada tos ilgos valandos ir visokios tos situacijos kažkaip įsiprasmina, nes tu galvoji, gal kažkas žiūrės ir kažkam tas filmas tą valandą sukels kažkokių minčių. Tai, o kai COVID prasidėjo, tai mes iš vis sakėm, čia mes turim priklausyti prie to, reiškia, pirmos pagalbos tų būtinųjų specialybių, nes žmonės įkalinti, jiems reikia žiūrėti kažkokius filmus, jiems reikia, tai mes turim dabar kurti kažką, mes čia turim daryti. Tai natūraliai tada bandai daryti kuo prasmingesnius filmus, nes tada ir su lokacijom yra lengviau bendrauti. Jeigu filmuoji kažką, kas yra tikrai prasminga, tai žmonės labiau yra linkę įsileisti. Jeigu filmuoji kažkokią reklamą, tai yra tai kiek mokėsit ir tai suprantama ir mes einam tą linkme. Tai va tie gal ir būtų toksai, aš galėčiau kalbėti 3 dienas nesustojant, nes jau bet visokiausių istorijų, tai ten prisikūpi daugiau negu reikia. Bet aš tikiuosi, kad jūs po tokios trumpos ekskursijos gal bent kokius 2 filmus biškai kitaip pažiūrėsit. Ir gal žiūrėsit o tai kokia čia lokacija, o ten langas įjungtas, o kas ten už kampą matosi. Aš sakau kokius 2, nes tikrai 3 vėl žiūrėsit taip, kaip visi žiūrovai žiūri, tai jūs seksit aktorių, personažų gyvenimus. Nes apie jūs tie filmai yra, ne apie lokacijas. Bet vieną kokį pažiūrėkit, kaip viskas atrodo ne pirmam plane, bet antram, trečia ir pažiūrėkit, kaip žmonės visi vienodai tie patys vaikšto ir kaip mašinos tos pačios, jeigu istorinis filmas, tai arkliai visi tie patys, nes turi kokius 5 filmas ir visi tie patys. Tai va, tai tiek būtų. Tai ačiū už laiką. Ačiū. Pažiūrėjau, mikrofoną.